Turbūt daug kam pažįstamos jausmas, kai kasdienybėje tiesiog išsenkame, prarandame tą vidinę pusiausvyrą ir natūraliai kyla klausimas, ar yra koks nors būdas natūraliai ir veiksmingai atkurti tą vidinę harmoniją? Pasirodo, atsakymas gali slypėti išties senoje išmintyje. Taigi, mūsų šiandienos planas toks. Išsiaiškinsim, kas apskritai yra ta reiki energija, kaip realiai vyksta seansas, kokį poveikį visą tai daro mūsų kūnui ir protui ir galiausiai, kaip tai padeda atskleisti vidinės galias. Gerai, tai pradedam nuo pačių pamatų. Kasgi yra ta, daugam paslaptingai skambanti reiki energija? Paprastai tariant, reiki yra universali gyvybės energija. Ir čia labai svarbu suprasti vieną dalyką. Praktikas nėra kažkoks gydytojas ar stebukladaris. Jis tiesiog veikia kaip kanalas, kaip laidininkas, per kurį ši energija pasiekia žmogų. Viskas vyksta visiškai natūraliai ir saugiai. Ši energija veikia ne paviršiuje. Jis skverbėsi giliai, iki pat problemos su šaknu. Ji padeda atpalaiduoti tas giliai užslėptas įtampas, padeda pačiam kūnui kovoti su uždegimais ir svarbiausia, grąžina tą natūralią pirminę harmoniją. Tai tarsi, gilus energetinis atsinaujinimas. Gerai, teorijos lyg ir užteks. Dabar pereikime prie praktikos. Kaip visa tai atrodo realybėje? Manau, daugeliu knieti sužinoti, kasgi ten vyksta už durų. Pats seansas yra neįtikinai paprastas ir malonus. Nereikia nieko daryti, tik patogiai įsitaisyti ir atsipalaiduoti. Praktikas švelniai deda rankas ant tam tikrų kūno vietų, o pojūčiai gali būti labai įvairūs. Kai kas jaučia malonę šilumą, kai kas net karštį ar lengvą vibravimą. Tai priklauso nuo to, kuriai vietai labiausiai reikia energijos. Ir štai čia yra vienas labai įdomus dalykas. Kūnas yra protingas. Jis pats reguliuoja, kiek energijos jam reikia. O praktiko rankos tampa savotiškų indikatoriumi. Kuo jas karštesnės, tuo intensyviau organizmas, tiesiog siurbia tą gydomąją energiją. Gerai, procesas aiškus, bet žinoma pats svarbiausias klausimas, o kas iš to? Kokiagi ta reali apčiuopiama nauda kūnui ir protui? Kalbant apie fizinį kūną, poveikis yra, sakyčiau, visapusiškas. Reiki stiprina visą organizmą, nuo vidaus organų veiklos iki imuninės sistemos, ji padeda kūnui natūraliai išsivalyti nuo toksinų, tapti atsparesniam ligoms ir tiesiog jaustis energingesniam kasdien. O dabar apie tai, kas šiais laikais, ko gero, aktualu beveik visiems. Stresas, nerimas, nuolatinis bėgimas. Reiki padeda pasiekti tokią gilaus atsipalaidavimo būseną, kurioje visos tos negatyvios emocijos, baimės ir įtampos, jos tiesiog ištirpsta. Tai tiesus kelias į vidinę ramybę. Žinote, dažnai kyla klausimas, ar užteks vieno karto? Taip. Palengvėjimą tikrai galima pajusti jau po pirmo seanso. Bet jeigu problema gilesnė, įsisenėjusi, ar tai būtų fizinė ar emocinė, tuomet rekomenduojamas 10 seansų kursas. Tai užtikrina gilų ir svarbiausia ilgalaikį poveikį. Ir dabar, manau, priėjome prie pačios įdomiausios dalies. Matote, reiki tai ne vien apie gydymą ar atsipalaidavimą. Tai kur kas daugiau. Tai kelias į vidinę stiprybės atradimą. Pasirodo, reiki gali padėti atrakinti tai, kas kiekviename iš mūsų jau ir taip slypi, tik galbūt yra užlopinta. Ji veikia kaip raktas, atrakinantis tą vidinį potencialą. Tik pagalvokite, sustiprėjusi intuicija, tas vidinis balsas, kurio dažnai negirdime. Aiškumas mintise, kai galva tiesiog šviesi. Didesnis pasitikėjimas savimi ir jėga siekti savo tikslų. Reiki padeda visus šios vidinius resursus tarsi, pagarsinti ir sustiprinti. Visa tai skamba tikrai įspūdingai. Ir kyla visiškai logiškas klausimas. Gerai, o tai nuo kogi pradėti šią kelionę? Iš tiesų, pasirinkimų yra keletas. Galima pradėti nuo asmeninio reiki seanso. Tiesiog pajusti, kas tai yra. Jei norisi daugiau aiškumo, kodėl kažkas stringa gyvenime, tam skirta energetinė ar karminė diagnostika. Taip pat yra vedamos meditacijos. O tiems, kas nori eiti giliau ir patys išmokti šio metodo, visada yra mokymai. Ir kai kalbame apie patikimumą, šis skaičius 25 metai kalba pats už save. Tai nėra vienos dienos mada. 25 metai patirties reiškia gilų supratimą, 1000 valandų praktikos ir svarbiausia, laiko patikrintus rezultatus. Tai sukuria pasitikėjimą.
Na, o jeigu kilo noras patiems patirti šį metodą, labai svarbu pasirinkti patyrusi vedlį. Galime apsilankyti energetiniai ar karminiai diagnostikai, išbandyti reiki seansą, sudalyvauti meditacijoje ar net reiki ir meditacijos mokymuose. Šias konsultacijas teikia karmos meistras ir reiki mokytojas Virginijus Mockus, kurio, kaip jau minėjome, 25 metų patirtis yra geriausias kokybės ženklas. Ir pabaigai, tiems, kurie nori sužinoti daugiau, pasisemti gerų idėjų ir patarimų, verta apsilankyti svetainėse reikimokymai.lt ir motivatorius.lt. Tikimės, kad tai taps puikia pradžia kelionėje į ramesnę ir harmoningesnę kasdienybę.